Ar jūsų Samsung telefonas išsikrauna greičiau nei norėtumėte? Dažnai baterijos talpą mažina įvairios fone veikiančios funkcijos, kurių galite net nepastebėti. Aš Bitis Profo Žygis per 60 sekundžių papasakosiu, kaip jas optimizuoti ir prailginti baterijos veikimą. Išjungite nenaudojimo ar nesvarbių programėlių naujinimą. Eikite į nustatymai, pasirinkite akumuliatorius, spustelėkite naudojimo fone apribojimai ir pasirinkite užmigdytos programos. Dabar spauskite pliuso ženklą ir pridėkite norimas programėlės. Rekomenduoju tai daryti tik su programėlėmis, kurių pranešimų gavimas yra nesvarbus. Išjungkite Always on Display foną. Kelis procentus baterijos per dieną galite sutaupyti išjungdami visada veikiantį ekraną arba bent jau jo foną. Nueikite į nustatymai, pasirinkite užrakinimo ekranas ir Always on Display. Pustelėkite Always on Display ir išjungkite rodyti užrakinimo ekranų foną arba visas Always on Display funkcijas. Išjungkite vietos nustatymo paslaugas. Vietos nustatymo paslaugos naudingos navigacijai ar orų pranešimams, tačiau kai kurios programėlės, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, naudoja šią funkciją be būtinybės ir eikvoja baterijos energiją. Eikite į nustatymai, pasirinkite vietą, pustelėkite programos leidimai, pasirinkite programėlę ir pasirinkite neleisti arba leisti tik naudojant programą. Patiko šis video? Užsukite į bitisprofo.lt ir rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.